sako, žūtbūt tai padarysiu. Ir žmogus taip savo pasidaro. Aš sakau, sėdi ir tu tiesiog jauti kolektyvinę energiją. Ir tu jauti, kas vyksta. Ir tai pagalvoji tą momentą, kaip reikia taip nieko neveikti ar kažką, kad tiesiog sėdėti prie tokių net minčių ar kažkokios tam tikros informacijos, žiūrėti televizorių, scrollint kažkokius š. Ant kiek turi būti nuobodus gyvenimas, kad savo į galvą kišti tai, kas žmogui kenkia. Tai vad būtent šitos energijos, kur yra širdies gijimui, besąlyginės meilės, kur sako, yra galbūt tikrai čia ir fiziniai žmonės, bet tai yra siųsta aukštesnės jėgos. Tai yra, sako, parinkti asmenys, prie kokio asmens kur prieiti. Tai ne pats žmogus pasirenka, kad aš čia renkuosi šitą, nes man žiauriai patiko, labai gražu, labai česnai, labai dar kažkas ir dabar sako, aš einu čia daryti kažką. Ne, kažkas yra visiškai kitokio. Žmogaus protas pats, kai renkasi, tai žmogaus protas labai dažnai nupjauna ir nučiuožia ne ten. Kai siunčia aukštesnė jėga, tai toks žmogus paveikia ir paliečia širdį. Nes jeigu žmogus eina pats su savo protu, tai proto tik tai ir palies. Bet kai einama iš aukštesnės perspektyvos ir tai, kai siunčia tokį žmogų, paliečia širdį. Ir žmogus tai pajunta. Todėl, kad tai yra besąlyginės meilės energija. Ir visa kita, kas jau vyksta, dedasi mano gyvenime, aš jau visko bijau, todėl, kad aš tiek daug kažko galbūt pridariau, 5 kalavys žiauriai nešvaru. Ir aš neleisiu, kad mano gyvenime, žinai, net galėčiau geriau pasijusti. Aš neleisiu to. Aš neleisiu savo turėti net gerų minčių. Neleisiu savo galvoti gerų dalykų. Fortūnos ratas. Tai veikia ego. 9 kalavijai. Jeigu įsijungs, tai įsijungs. Gal jau įsijungi. Šitą žmogų piešia kaip 5 monetose esantį ir neatveriantį savo širdies. Ir žmogus mato, kad yra raktas padėtas prie durų, bet juo nesinaudoja. Geriau aš nežinosiu, aš žinau, kur raktas, bet aš jo neimsiu, aš sėdėsiu prie durų. Ir taip jausiuosi nuskriaustas gyvenimo arba save dar čia labiau pavalgysiu. Ir taip jausiuosi teisingas. Čia nei kiek nėra teisingumo. Aš žinau, kad kažką padariau, aš žinau, kad kažką nuskridžiau, aš žinau, kad kažką sugadinau, aš žinau. Aš būsiu čia. Kažkas gyvena, kažkas tik tais žiūri gyvenimą. Stebi ir stebisi, kas atsitiko.
vat, kažką turim tokio čia. Ir tos užbrėžtos ribos, jos yra iš baimės, visiškos, totalios baimės. Nes taip būt negali, nes taip nebūna, nes šitaip negali būti. Žmogaus protas akys rinksis tai, ką nori rinktis protas ir akys. Aukštesnė jėga nesirenka žmogaus toks, koks ten, žinai, ar kaip jis atrodo, ar dar kažkas. Neturi jokio skirtumo, kaip žmogus atrodo ir ką jisai gyvena. Tai niekam nėra įdomu. Nes čia būtent kažkoks žmogus, sako, gali net prieiti kažkokia močiutė su lazdele. Jinai apsirengus yra baltai. Net ir jinai gali prie tokio žmogaus prieiti. Nes jinai buvo pasiųsta. Bet jinai atmesta. Geras žodis pasakytas atmestas. Kažkas tau paskambino, tu atmetei, tu pasiuntei, tu ignoravai. O dabar esu čia. Aš meldžiau, gavau ir aš išlošiu. Ir išlošimas atrodo